Aš labai susijaudinęs, supranti. Nenorėčiau likti vienas. Einam namo. Negaliu, neturiu leidimo. Dukrelė, liaukis. Tau užtenka mano leidimo, aš tavo tėvas. Dabar negaliu. Būk gera. Prižadu išvirt vakarienę. Einam, būk gera. Jausis kaip karalienė, einam. Labai prašau. Ne, neįsiu. Grįžtu į mokyklą, vėliau susiskambinsiu. Eisiu. Tikrai manim tiki, dukrelė? Tikrai. Ačiū. Vis tiek pykstu, kad tiek metų melavai. Ruošiaus važiuoti gyventi į Italiją su dėdė Luku. Taip, žinau. Kas tau sakė? Nesvarbu. Žinok, jeigu taip tu nusprendėjai, aš tau netrukdysiu, dukrelė. Noriu, kad būtum laiminga. Aš persigalvojau. Vadinasi, pasiliksi? Ne. Jeigu gerai sutarsiu su mama, norėčiau šiek tiek pagyventi su ją. Gerai pagalvok, mieloji. Aš noriu tik vieno, kad būtum labai laiminga. Tavo mama labai nepastovė. Būk gera, pagalvok ir nepulk stačia galvą. Kodėl? Nenoriu, kad liktum įskaudinta. Tikrai nenoriu. Aš irgi labai noriu susitikti, bet neišeis. Kitą savaitę paskambinsiu ir susitarsim, kada susitiksim. Nesirūpink. Kas atsitiko? Nieko. Gerai jauties? Gerai. Jau eisiu. Labai tave myliu. Ką daryti? Nuvažiuoti ir paklausti, kodėl nenorėjo susitikti? Na štai, pasikalbėjau su Angelės. Sakė, kad po valandos eis namo. Paprašiau, kad pas tave užsuktų. Prisimeni, ką reikia daryti? Prisimenu. Paimsiu ją už rankos, o tada griebk ją ir įsisiurbk į lūpas. Ta prasme, reikia įtrenkti? Ne, pabučiuok ją. Gerai, bet kam to reikia? Pat suprasi. Ateina. Sveiki. Kas čia daros? Ar Pablas man tiesą sakė, Manuelį, karščiuoji? Taip, įsikaitęs. Pažiūrėsim, ar tikrai. Kas tau, Manuelį? Nieko, padedu tau. Rudi, atėjai. Daug negavau. Nieko tokio, Manuelis jau žengė pirmą žingsnį su Angelės. Jau? Taip. Neatsirgdamas? Taip, šiandien labai gera diena. Nelabai. Mokykloje tavęs tėvas laukia. Jie, mano koks kryžius. Pasakyk, kad neždintusi. Kodėl aš? Jis tavo tėvas. Man reikia čia pasilikti. Manai toks gudrus? Eik, pasakyk, kad neždintusi. Visada aš. Eik, eik. Daktaras, sveiki. Sveikas. Kur einat? Pas Manuelį. Dabar negalima. Ką? Pasitrauk. Tikrai negalima? Klausyk, snargliau. Žinau, kad tu mero sūnus, bet čia, nurodinėjau aš, supratai? Nei tu, nei kas kitas man nesutrukdys apžiūrėti paciento. Manueli, klausiau, kaip jauties. Neatsako.
Jeigu ir toliau taip, teks leisti vaistus nuo depresijos. Kaip pasakysi, daktarė? Kas atsitiko, Manueli? Manueli, viskas gerai? Noriu miego, nelyskit. Jis pavargęs. Bijau, kad bėda rimtesnė. Tavo draugui gresia depresija. Kokia dar depresija? Mes ką tik kalbėjom. Viskas buvo gerai. Jau paskiriojame vaistų. Tikiuosi, jie padės. Negi nesuprantat, vaistų jam nereikia. Šita vieta jį žudo. Jį reikia išleisti namo ar tiek. Kam tiek mokėtės, jeigu nieko nesuprantat? Mokiausi, kad nerizikuočiau, nesiruošiu rizikuoti, kad jam pablogėtų. Daktarė, Manuelį reikia kuo greičiau iš čia išleisti. Palaukit manęs minutėlę, gerai? Žinoma, niekur neskubu. Pone? Pone, Ko norėjai? ar čia gyvena moteris ilgais plaukais ir žalsvom akim? Tikrai ne, čia niekas negyvena. Niekas negyvena? Čia tik priimamasis ir biurai. Negali būti. Tikriausiai tau davė neteisingą adresą. Ačiū. Puikiai atrodai. Ne taip puikiai, kaip norėtųsi. Daug geriau nei paskutinį kartą Londone. Tai Buenos Airėse atsigavau. Ar jauti, kad savo prieštarauji? Viena vertus sakai, kad atsigavai, kita vertus nori išvažiuoti. Turiu labai daug įsipareigojimų. Pagalvok, gal vertėtų pasilikti, Marina? Juk žinai, kad turiu daug darbo. Tik dėl to? Važiuojam? Tuoj, palaukit minutėlį. Pirmas, antras. Čia labai tamsu, man nepatinka tamsa. Minutėlė. Trečias, ketvirtas, penktas. Negali būti. Tos durys labai gražiai atrodo. Aš nudažiau. Ne, o aš. Nelabai dailiai. Ko nedirbat? Pusę valandos prasibastėt. Mes dirbom, sprendėm logistinius klausimus. Logistinius? Geriau čiup teptuką. Bičiuliai, guma visiems. Bulio! Pelė, gerai jauties? Labai gerai. Tikrai nesirūpinti dėl mamos? Kartais šiek tiek. Manai, nepatikėjo pasaką apie parduotuvę? Patikėjo, mano mama gyvena ne šiam pasauliu. Mielai, klausyk. Pagalvojau, kad jau laikas pasakyti tavo šeimai tiesą. Taip ilgai tęstis negali. Man baisu, nežinau, ką jie sakys. Jeigu nori aš vienas, nueisiu ir pasakysiu. Ne, vienas. Tikrai neisi. Eisim kartu. Laukiu, kol mokslo metai baigsis. Ne, laukiu, kad praeitų daugiau laiko ir jie negalėtų pakenkti kūdikiui. Nenori pasikalbėti? Ne, noriu, kad išeitum. Tiesiog norėjau paklausti, kaip baigėsi su Angeles. Nori sužinot, kaip baigėsi? Jis siaubingai išsigando ir pabėgo. Viską padariau blogai, Pablai. Man net neišėjo jos rankos paimti ar veidą paglostyti. Aš nieko nesugebu, visiškai nieko. Aš niekam tikęs ir visą gyvenimą toks liksiu. Nieko nesugebu. Taip nėra. Nusiramink, nesinervink. Tikriausiai aš apsirikau. Angeles slaugė, ji dirba savo darbą. Surasim kitą merginą. Pamiršk Angeles. Bėda ne Angeles, o aš. Neliūdėk, Manueli. Nėra jau tai blogai. Noriu pailsėti, būk geras, išeik. Gerai.